Na, kaip sužinosime, ar pavyko, ar jiems sekasi, tai mes turime susikūrę ne vieną įsivertinimo modelį. Vienas iš tokių bus pirštinės mezgimas. Simbolinis, aišku, pirštinės mezgimas. Mokiniai nusipieš savo rankytę ant popieriaus lapo ir turės nuspalvinti, kiek jie yra pažengę dirbdami bendradarbiaujančioje grupėje. Kiek jie dirbo su mokytojo pagalba, kiek jie savarankiškai dirbo, kiek buvo jie išklausyti ir panašiai. Belieka atlikus šitą puikų darbą įsivertinti. Jūs matote labai daug gražių pirštinyčių, taip, spalvotų margų. Na ir tos pirštinėlės rodys, tos spalvos rodys, kiek jūs esate dirbdami bendradarbiaujančioje grupėje pažengę. Kiek jūs dirbote. Dabar aš jums parodysiu tokią rankytę ir paliksiu ją ekrane. Tai va, šitai rankytei jūs turėsite numegzti spalvotą pirštinaitę. Tas nykštys, kiek jūs jį numegsite, rodys, kiek jūs dirbote su mokytojos pagalba, taip, kiek tarėtės, kiek bendradarbiavote grupėje, taip. Toliau, sužinojau kažką naujo, išmokau, taip, ar iš draugų išmokau, ar pats išmokau. Turėjau galimybę pasisakyti ar ne, leido man kolektyvę mano pasisakyti, ar mano nuomonės išklausė. Na ir kiek aš dirbau savarankiškai. Užsidėkit rankytę ant to lapo ir apvedžiokit. Nusipešėt savo rankytę. Dabar žiūrėkit. Bet, pavyzdžiui, jeigu jūs tik tai trupučiuką nuspalvosite, vadinasi, jūs labai mažai sužinojote, taip? O jeigu jūs numegsite visą tą pirštą, tai tada jau bus daug, kad jūs sužinojote, taip? Kuo mažiau numegsite, tuo mažiau sužinojote, arba tuo mažiau darėte tai, kas parašyta. Prašau. Taip, iš tikrųjų, gal mes mesgam, pavyzdžiui, pirštinės nuo pačios, bet gal va čia trupučiuką išpamesta. Man svarbiausia, kad matytųsi, ar daug ar mažai, gerai? Vienu bus spalvotas pirštinės, visų spalvinės. Tai dabar labai norėčiau, kad visi parodytume. Pakelkit visi savo pirštinės numestas. Na va, visų pirštinės, palaikykit truputėlį gerai, aš noriu pasižiūrėti. Kokios įvairios pirštinės, vienų daugiau numestos, kitų mažiau. Vienų labai spalvotos, kitų... Galite draugam parodyti, pasižiūrėkite prie stalo, pasišnekėkite, kaip jūs draugai dirbo, ar sutinkat su tokiu vertinimu.